Sveiki, mėlyje. Noriu Jums parodyti, kaip atsiranda čiaga. Tai pirmiausia, turiu papasakoti, kur aš esu, ne? Reiškia, aš esu čia. Tarp salų. Va čia visur yra salos. Atrodo, jeigu taip žiūrėsi, tai atrodo, kad tai yra žemynas. Tačiau ne, čia yra tūkstančiai mažų salelių, didesnių, mažesnių, ir iš tolo jos visas susilieja į vieną tokią visumą. Ir atrodo, kad tai žemė. Tai dabar aš stoviu tarp dviejų salų. Štai viena sala yra ir žiūrim, o štai yra kita sala. Tai pirmiausia, aš apeisiu šitą salą, paskui eisiu aną salą. Tai štai dabar prisipučiau tuziką. Tuzikas tai yra šita valtis guminė. Įsidėsiu čia kuprinę, drakono nagus, kuprinę ir plauksiu į šitą salą ir ieškosiu čiagų. Aš jau lyg tai vieną ir matau. Pabandysiu jums pritraukti. Vat matote, va šitas juodas taškas. Taip, ant šito beržo. Tai ir yra čiaga. Tai aš su tais nagais įlipsiu ir ją nusikirsiu. Ir ten dar vieną čiagą mačiau. Na, žodžiu, kada prieisiu, aš jums parodysiu, kaip aš renku čiagas. Kiekvienas žmogus renka čiagas skirti. Na, aš turiu štai tokį pomėgį. Keliauju po Baltijos jūrą, realiai. Čia po Stokholmo archipelago salyną, kuris susidaro maždaug iš 30, daugiau nei iš 30 000 salų. Na ir va po tas salelės aš jas renku. Tai kurgi, sakykite, gali būti ekologiškesnis čiagos grybas nei tokiuose salose. Taigi, varom į salą. Na, štai aš jau ir kitoje pusėje. Mano kovų draugas plaukiantis namas laukia manęs anoj pusėje. Tikėkime, šitų debesų audra neateis, nes jeigu ateis audra, gali nurauti nuo inkaro laivą ir nunešti ir kukuosios čia. Kaip matote, aplinkui nei gyvos dvasios nėra. Na, gerai, varome, dabar varysim ten. O štai kaip mane apgavo. Čiaga, ėjau aš per tą brūzgynę, galvojau tokio dydžio čiaga, o čia tiesiog kažkoks tai auglys. Iš tolo visiškai identiškas kaip čiaga. Bet čia ne čiaga. Štai pradeda augti čiaga. O taip užkrėsta ir jinai čia pradės augti, jau formuojasi. O štai didesnė čiaga. Va, mažesnės taip formuojasi, nes jos krenta vat nuo šitos, va matote, va čia va. Aišku, nedidelė jinai yra. Ir aš dėl tokių nelipu ten aukštai. Bet antra diena jau va į pabaigą, o kuprinė yra tuščia. Beržų atrodo šitame miške daug, va visur jie yra, bet kažkokie keisti beržai, jie greitai numiršta. Čia kažkokia tai pavadinčiau numirusių beržų sala. O ant va šitų va mažiukų jos nesusiformuoja. Taip, bet ką darysi? Dėsiuos drakono nagus ir lipsiu šią pasimti. Nes esu klientam prisižadėjęs sergantiems žmonėm. Blemba. Ir antrą dieną, kaip sakau, kuprinė tuščia. Tai teks imti. Aš čia blemba dabar kaip tas gaidys, kur miške višta vejasi ir galvoja, na, jeigu nepavysiu, tai bent sušilsiu. Nu, tai aš irgi lygiai taip pat dabar galvoju, čiagos nerandu, tai nors mėlynių pavalgysiu, kurių čia dar vis yra. O mėlynių yra, o čiagų nėra. Liūdna kol kas. O, ką tik padarytas kakutis dar garuoja. Nu, tikėkime, kad čia ne meška, o tiesiog kažkoks didelis šernas. Imsim ir šerną, jeigu pagausim. Na štai, pagaliau man nusišypsojo laimė. Nedidelė, bet laimė. Nedidelė čiagutė. Štai kaip jinai atrodo. O po ją būna dažnai tai va prikritę tokių va juodulių. Kad dalyje ją tirpdo. Na ir vat ją galima atskirti tiesiog pagal juodą, na, kaip pasakyti, sysalą, žodžiu, po juo. Tai va atrodo čiaga.
O štai va čia va, būna ta labai pigi čiaga, kur būna internete labai pigios čiagos. Tai va šitą šungrybį, ją kai sumalė, išdžiovinė, tai jos neatskirsi nuo čiagos. Nu tai va atsiranda internete pigi čiaga, kur sako, ką tu žasne, kodėl tu tai brangiai pardavinėji, žinau, kur yra pigiai. Tai va kaip iš ko pigiai darosi čiaga. Va šitą šūdą. O šiaip čiaga auga aukštai ir ją nuimti yra ką veikti. Dėl to jinai yra brangi. Pagaliau aš radau tos čiagos, bet visa čiaga aukštai. Nu va, matote va čia jinai yra čiaga. Bet nelipu ją, šiaip tai lipu, bet šį kartą nelipu, todėl kad aš palikau savo kirvį. O šitas va toks lengvutis, nu jis yra tiesiog laive toksai va guli. Jis niekam tikęs, jis yra lengvas. Ir kada kerti tą čiagą, tai ją tiesiog suskaldai. Ir tokiame aukštyje, kai ją kirsi, jinai ten kažkur tai nulėks į kelius gabaliukus. Ir aš jos tiesiog nerasiu. Tai nėra prasmės man ir lipti, bet va labai gaila. Atplaukiau šitą salą. Čiagos aukštai medžiuose radau, o dabar čia jos yra aplinkui, o paimti negaliu. O apačioj čiagos kažkodėl tai nėra. Va jinai bando augti. Bando vat. Bet taip ir nesusiformuoja. Aš nežinau, kažkokia tai labai keista sala. Nu ką padarysi? Bet diena tęsiasi, einam ieško toliau. Blin, pavargau. Ką tik paskambinau Aistei, kad sukrautų man atkes, nes namo aš negrįšiu. Važiuoju tiesiai į senelių namus. Blet, pamiršau kirvį. Pasiėmiau šitą gaidę. Tai jeigu nukertu tą čiagą, jinai sukrenta visiškai. Pamiršau batus pasiimti. Koja skauda nežmoniškai. Pamiršau kompasą pasiimti. Pasiklydau dabar šitoje saloje. Ir Aistę irgi apgavau. Sakiau jai sukrauti šmutkės. Jinai man dabar krauna šmutkės. O aš nežinau, kur grįžti, kur mano laivas. Apipisau ir ją. Žodžiu, jeigu grįšiu į krantą, tiesiai į senelių namus. Nesenukam po tos medžius čia draskytis. Nu, iš tikrųjų, bilo pagerti jau reikia. Išsiblaškęs per daug. Viešpatie, kokia fantastika, ką? Jūs pasižiūrėkite į šitą laukinį grožį. Žiūrėkite, kaip kokia perėja tarp dviejų okeanų. Ką? Vau! Все, tuo kuprinę nusiėmu. Eisiu ten. Viešpatie aukščiausias. Koks blecha grožis. Vau! O čia, aš nežinau, matosi mano laivo stiebas. O čia aplinkui salos. Ir aš ant salos, ant prarajos, ant bedugnės. Viešpatie, mano koksai grožis, ką šitos gamtos. Ir vat nors ir čiagos neradau, mai pėsas su ta čiaga. Rytoj rasiu, eisiu šitą salą. Šiandieną neradau. Nu ir kas iš to, užtat įspūdžių pilna kuprinė. Įspūdžių, ne, tai kuprinės, čia visas kamazas įspūdžių. Žiūrėkit čia, jeigu dabar čia taip paslydus ir nukritus, tai gero nieko nebūtų. Nu, bet čia šakės, klausykit, tarp. Eina šiek tiek, čia tiesiog reikia pamatyti. Blin, aš myliu šitą darbą. Pagal mano TikTok'o žiūrovų pageidavimą buvo pasirinktas šitas naujas, ne naujas, senas, mano būsimų kovų draugas, Vinga 87. Ir štai jisai manęs laukia. Ten laukia mano tuzikas. Grįžtu aš aišku be lauktuvių, nu kad čia gal kilogramą kokį čiagos ir turiu, bet ne čiagoje esmė įspūdžiuose.
Gera diena, antra diena, tuščia, bet gera. Tai štai bardakėlis toksai. Oi, tai va, kiek matote, kiek čiagos. Bože moj, čia nieko nėra, čia 2 kilogramai gal, o kai žiūrėsi, liks tai pusė. Tai va, toks mano buitis tokia, maistas guli, dujų balionas, kotletai, grikiai, va čia viskas va tai va. Na, kaip ir sakiau, čia pirma kelionė su šitų laivu, aš dar su juo tik tai susipažįstu ir kartu jame dabar gyvenu ir tvarkau jį, ir remontuoju, ir darau tą gerbuvį. Tai va taip va dabar ir kol kas yra. Bet tas man netrukdo iš tikrųjų plaukioti po tas salas ir rinkti geriem žmonėm čiagą vaistus, kurie dovanoja gyvybės. Čia mano mygis, čia aš miegu. Tarp kitko labai čia gerai miegojau jau praeitą naktį, mane laivas priėmė, košmarai nesisapnavo, viskas buvo gerai. Nu, o dabar kol kas yra taip. Ir man tai yra gerai, nes esmė tai yra ne taip, kaip čia yra. Esmė yra va čia, gamtoje. Va čia va. Va šitose kelionėse. Sutikti rytą, va tokį palydėti saulutę, sukovoti su audra, o paskui mėgautis ramybę. Labas rytas. Visą tai, ką matėte tą video, tai buvo vakar. O šiandien jau kitas rytas, brėkšta naujas rytas. Pamiršau užbaigti. Tai sakau užbaigdamas, labas rytas. Nu ką, šiandieną prasideda nauja diena, nauji čiagos ieškojimai. Tuo ir žavus tas jūrų valkatos gyvenimas. Štai užsipilu kavytės pageriu. Ir plauksiu prie kitos salos. Ir šitą dieną gal bus, sakysime taip, aš niekada nesiskundžiu gyvenimu. Tikėkime, kad kita diena bus lygiai tokia pati, kaip ir buvo vakar. Nes vakar buvo nuostabi diena. Nesvarbu, kad čiagos neradau. Užtat laikas gamtoje praleistas. Oi, suteikė man dar kokią 15 metų gyvenimą papildomą. Pažiūrėkite, kaip čia gražu atsikelti ryte tokioje vietoje. Ką? Fantastika. Fantastika. Tarp kitko, vėjukas keičia kryptį, jau teks greit neštis iš čia. Taigi, labas rytas, draugai, ir iki.